Hola a todos, sveiki atvykę į mano kanalą. Ir šiandien mūsų video bus apie naujienas, taip sakant, apie Ispanijos žinias. Kasgi atsitiko per mėnesį laiko Ispanijoje. Ir kaip matote, šiandien aš jums kalbėsiu visai iš kitokios vietos. Pagalvoju, kad jums bus daug maloniau žiūrėti į vaizdą. O mes pradėkime tada nuo gerų žinių. Ispanijoje kainos ne tik didėja, bet taip pat ir mažėja. Ir jūs, kai kurie tikrai, manau, apsidžiaugsite, kad baltojo vyno buvo supirkta labai daug per vasaros sezoną. O raudonojo vyno visai žmonės nepirko, o jo buvo pagaminta labai daug. Ir dėl to dabar nuo rudens vyno tinto raudonasis vynas kainuos 20% mažiau. Manau, čia tikrai bus gera naujiena nusipirkti keletą butelių ir saugoti tinkamam laikui. Ispanija vis dar lieka top geriausiose šalise online darbui. Žinoma, po COVID visi žmonės suprato, kad online darbas yra labai patogus. Dėl to Ispanija užima vienas iš geriausių vietų. Žinoma, pirmoje vietoje mes turime Dubajų, antroje Abu Dabį, trečioje vietoje jau eina Malaga, ketvirtoje vietoje mes turime Barceloną ir penktoje vietoje Palma de Mallorca. Ir kaip galite matyti, top 5 įeina 3 net Ispanijos miestai. O dabar pakalbėsime truputį apie liūdną naujieną, nes mirė pati seniausia močiutė. Ir kaip galite suprasti, jie gyveno kur? Žinoma, čia Ispanijoje, o būtent Katalunijoje. Ta močiutė turėjo 117 metų. Jinai gimė San Franciske, bet 90 metais ji persikraustė į Ispaniją ir visą likusį gyvenimą čia pragyveno. Bet yra dar viena senuolė, pati seniausia visame pasaulyje, kuriai yra 113 metų ir jinai gyvena Saragosoje. Ir žinoma, tai kaip čia žmonės labai ilgai gyvena ir čia yra net 0,04% žmonių, kuriems virš 100 metų. O dabar aš jums papasakosiu apie labai juokingą naujieną. Galbūt jūs jau matėte TikTok'e, Instagram'e tuos video, kad Mercadona pasiūlė žmonėms pakeisti Tinderį. Jeigu kas nežino, Tinderis tai yra toks app, kur jūs galite susipažinti su savo antrąją pusę ir ne tik. Ir Mercadona pasiūlė, kad kam tas Tinderį? Jeigu žmonės nori susipažinti, tai jie turi ateiti į Mercadoną. Bet jie turi paimti ananasą ir laikyti į savo vežimėlį apverstą, tam, kad kiti suprastų, kad jūs būtent norite susipažinti. Labai įdomi situacija. Ir jūs kaip galite pagalvoti, žmonių buvo belė kiek ir netgi ananasų visiems neužteko. Tikrai visiems neužteko ananasų ir visi, žinoma, kas ėmė, tas ir pirko. Ir dėl to Mercadona tikrai, manau, užsidirbo iš ananasų. Manau, tikrai jūs sudomės, kad tai nėra pirmas kartas, kai kažką panašaus tokio pasiūlo. Taip, kad eiti ir parduotuvė, pavyzdžiui, susipažinti su kažkuo tai. Tai dar buvo padaryta New York'e ir Vašingtone 80-aisiais net metais. Dėl to, manau, Mercadona turi labai gerus marketologus, kurie žino visokius kelius tam, kad traukti dar daugiau žmonių. Ir dar įdomus dalykas, kad Mercadonoje, tai kaip žmonės ėjo susipažinti, Mercadona pasiūlė kiekvieną skyrių skirti tam tikrai amžiaus grupiai. Pavyzdžiui, aš dabar visų neprisimenu gerai, bet jums pasakysiu kaip pavyzdį. Žuvies skyriuje, pavyzdžiui, 40+. Vaisių skyriuje, pavyzdžiui, 20+. Ir taip kiekviename skyriuje buvo priskirtos amžiaus grupės, kad žmonėms būtų lengviau susipažinti ir surasti vienas kitą. O ką jūs galvojate apie tokią atrakciją? Rašykite komentaruose. Ispanija lieka pačia patraukliausia šalimi turistams. Taip, iš metus jinai lieka top geriausiuose. Ir jau šitais metais Ispaniją aplankė, nepatikėsite, net 95 milijonai turistų. Galite įsivaizduoti. Čia gyvena oficialiai
apie 50 milijonų, o aplankė net beveik 100 milijoną turistų. Labai daug. Žinoma, iš vienos pusės tai yra labai gerai, nes kažkas uždirba iš turistų ir daug kas uždirba. Sakyčiau, netgi visa Ispanija uždirba iš turistų. Bet yra ir kita pusė. Paprasti žmonės, kurie niekaip nesusiję su turizmu ir jie labai kenčia ir jie labai yra nepatenkinti, nes jie negali laisvai gyventi, jie negali laisvai nuomotis. Ir būtent su nuoma vyriausybės vis sugalvoja kažkokių tai ribojimų. Jau Valencijoje ir Barcelonoje nėra išduodamos naujos licenzijos. O Barcelonoje išvis pasakė, kad jie pradės netgi anuliuoti jau senas licenzijas. Čia viskas tam, kad paprasti ispanai galėtų kažką tai savo išsinuomoti. Nes žinoma, norinčių yra labai daug, o būtų nėra tiek daug. Ir dėl to kainos vis kyla ir kyla. Ir žinoma, ispanai protestuoja ir vyriausybė po truputį vis prisiklauso prie savo žmonių. Pirmą kartą Ispanijos istorijoje vyriausiojo teismo vadovas tapo moterimi. Vadinasi jau vadovė. Ir čia per visą Ispanijos istoriją yra toks pirmas kartas, dėl to aš jums ir noriu jį paminėti. Ir moteriai yra 66 metai. Dauguma turbūt žinote, kad Ispanijoje vaikai eina į mokyklą ne rugsėjo 1 kaip Lietuvoje. Šiemet vaikai nuėjo į mokyklą rugsėjo 9 dieną. Ir vien Madride, taip nes čia yra sostinė, vien Madride yra net 1 milijonas mokinių, kurie pradėjo mokyklą, bet jie yra nuo 6 metų ir iki 18. Vadinasi, primarija, sekundarija ir bachillerato, visos šitos 3 mokyklos pradėjo rugsėjo 9 ir vien tik Madride beveik 1 milijonas mokinių. Ir dar vienas įdomus faktas, kad Ispanijoje mes dar gyvename vasaroje. Taip. Nes Lietuvoje baigėsi rugpjūčio gale, o Ispanijoje paskutinė vasaros diena yra rugsėjo 22. O dabar pakalbėkime apie algas. Manau, čia visada tema bus aktuali ir netgi labai įdomi. Taigi, aš čia pas save užsirašius turiu statistiką, kad jums papasakoti. Ir net 35% gyventojų deklaruoja savo uždarbį į metus iki 12 000. Ir čia yra įdomus faktas, kad jeigu jūs deklaruojate savo pajamas mažiau 11 000 į metus, jūs netgi neturite deklaruoti savo pajamų, o jau virš jau turite. Ir netgi 35% deklaruoja iki 12 000 eurų į metus. Vadinasi, tai yra kas trečias ispanas gauna 1000 eurų. Na ir šiandien bus paskutinė naujiena apie pensijas. Turbūt jau žinote, kad Ispanijoje pensininkai visai neblogai gyvena, nes jie čia turi visai geras pensijas. Ir pasižiūrėkime, kokiasgi pensijas, kokiuose miestuose jie turi. Žinoma, didžiausios pensijos visada bus didmiesčiuose, žinoma. Ir pirmoje vietoje mes turim Bilbao. Ir ten pati didžiausia pensija yra 1558 eurai. Aš čia jums sakau ne vidutinę, aš jums čia sakau pačią didžiausią. Antroje vietoje mes turime Madridą. Ir ten pati didžiausia pensija yra 1504 eurai. Trečioje vietoje mes turime Barceloną. Ten yra 1403 eurai. Po to Saragosa 1462, Sevilla 1389 ir mano gražioji Valencija, čia didžiausia pensija yra 1362 eurai. Ir kaip ir sakiau, čia yra didžiausios pensijos, taip, ne vidurkis, o pati didžiausia pensija. Ir šiandienai buvo viskas, visus tokias naujienas aš jums paruošiau. Tikiuosi buvo naudinga, neužmirškite palaikyti mane laiku, taip pat prenumeruokite kanalą, dalinkite su draugais, o jeigu jūs domina ispanų kalba,
Apačioje rasite mano mokyklos nuorodą. Junkitės ir mokykimės kartu, o mes jau pasimatysime labai greitai kitame video.